Kai baigiam studijas universitete, kai kurios dėstytojus labai ryškiai atsimenam, o kai kuriuos pamirštame. Koks jūsų santykis? Zinkevičius patenka į jūsų įsimintiniausių dėstytojų trejetuką? Mano santykis su akademinio pasaulio žmonėmis, aišku, kitoks negu eilinio studento. Aš juk niekur jo nepalikau. Išėjau, truputį pabuvau ir vėl grįžau čia ir va jau visą gyvenimą čia. Taip, aš kartais su studentais kalbėdamas pagalvoju, kiek mes išlaikėme egzaminų. Per 5 metus, kai mes studijavom, buvo 5 metai, išlaikėme 60 egzaminų maždaug. Tai vadinasi 60 dėstytojų. Ir iš tikrųjų prisimeni 10, 15, po tiek metų, maksimum 20. Va, todėl 3 išvardinti aišku negali, bet kokie 10 išvardinti gali. Tai Zinkevičius, aišku, tarptų žymiausių, Girdenis, Palionis, Jakaitienė, Paulauskienė. Iš literatų mes puikiai prisimename ir Pakerienę, ir šitą, pavardė užkrito, Birutė Masionienė, ir taip toliau. Tai yra Červinskienė, Baužytė, labai gražios užsienio paskaitos būdavo. Ir aišku, prisimeni tuos, kurie labiau kirto. Tai čia yra niuansas. Va, aišku, negali nepaminėti mūsų kursų įžymybė ir baubas, ir įžymybė. Čia gerąją prasme, aš sakau, buvo Pupkis. Štai irgi mes visada prisimename ir džiaugiamės, kad turėjom tokį mokytoją. Viskas išėjo į gerą. Zigmas Zinkevičius prie tų griežtesnių, prie tų kirvių, ar kiti atsiminimai? Ne, Zigmas Zinkevičius prie tų kirvių nebuvo. Jis mane atvedė į kalbotyrą beje. Ne jis buvo kirvis, o jo dalykas buvo kirvis. Atsimenat, aš nežinau, jūs ar ten studijavote ar ne, jis istorinę lietuvių kalbos gramatiką dėstė. Čia mūsų jaunoms galvelėms iš tikrųjų buvo baisus dalykas ir atsimenu, 100 mūsų priimdavo, tai vyrukų gal būdavo kokį 15, 20, tai po Zinkevičiaus kurso prodekanas Jovaišas čia lakstydavo po kiemą ir bandydavo kažkaip surankioti žuvusius ir išgelbėti nuo išmetimo iš universiteto, nes iš tikrųjų išlaikyti, ypač literatų galvelėms, čia buvo yra per sudėtingas darbas. Kuria prasme, aš pasakiau, Zinkevičius mane atvedė į kalbotyrą. Aš aišku, kaip ir visi jaunuoliai, iš pradžių buvau literatas ir buvau Girdziauskos seminare, su Aurelijum Katkevičium kartu. Ir kai aš jam parašiau 500 puslapių darbą iš literatūros teorijos, iš poetikos prie tarpukario, ir Katkevičius rašė panašų. Ir kai Katkevičius parašė 1 puslapį ir gavo 5, o aš parašęs 500 lapų gavau 3, aš iš karto supratau, kad aš sėdžiu ne savo vežime. Ir va tada susitikau, kaip tik atėjo laikas, mūsų 3 berods kurse, šitas buvo istorinės gramatikos kursas, susitikau Zinkevičių ir jo dalykas man krito prie širdies. Labai patiko. O jisai patraukė jūs kaip geras pedagogas, kuris žinojo, kaip būtent... Taip, jis savo dalyką ir žinojo ir gebėjo pritraukti. Plius, nežinau, gal mūsų charakteriai čia sutapo, aš irgi dabar taip naudoju studentams, duodavo žmogui laisvę. Niekada nekritikuodavo ir nereikalaudavo iškaltų dalykų. Juk suprantat, tos visos balsiukų, rekonstrukcijos, istoriniai dalykai, kai eini už raštuose paliudytų epochų tolyn į istoriją. Daug kas labai netikra, daug kas labai diskutuotina, ginčytina. Ir va, kai Zinkevičius leisdavo diskutuoti, leisdavo savo nuomonę turėti, leisdavo tuos balsiukus vedžioti taip, kaip tu supranti, jis tada mąstydavo, svarstydavo, ar tai logiška, ar nelogiška, jeigu pamatydavo logiką, kokią nors jis niekada neprieštaraudavo, net jeigu nesutapdavo su jo išvedžiojimais jo vadovėliuose. Taigi jis
pedagogas, mano galva, buvo puikus ir po togi aš pas jį rašiau ir kursinius darbus, ir baigiamąjį darbą, diplominį ir disertaciją pas jį rašiau, tai visada su juo buvo toks santykis, jis įsiklausydavo, nepirždavo savo nuomonės, kaip pedagogas, mano galva, buvo labai aukštos klasės. Be abejo, jūs stebėjot ir jo mokslinę veiklą. Nu taip, aišku, pirmam kurse ir kalbėdamas apie istorinės gramatikos, morfologiją, sintaksę, fonetiką ir panašius dalykus, iškali, džiaugiesi, kad esi atsiskaitęs ir nieko daugiau nereikia, bet toliau rašai baigiamąjį darbą, kuris jau pretenduoja į mokslą, o kai pradedi rašyti disertaciją su vadovu, tai aišku, tai yra mokslinės diskusijos ir mokslinis dialogas, kalbų nėra, tu dėstai savo teorijas, turi kažką pasakyti, jis dėsto savo, diskusijos, ginčiai ir panašus dalykai. Tai yra labai produktyvu ir mano galva labai, kaip ir turi būti moksle, pirmiausia, pagrindas bendravimo yra ne kas, o diskusija, nesutikimas su kažkuo, nelinksėjimas galva, neapsimetimas, kad neišgirdai ir nutylėjai, o diskusija ir va su juo, mokslinė prasme. Pliusgi mes visi žinom, kiek jis rašė, kiek jis visokiausių dalykų prirašydavo, tekdavo skaityti. Aišku, vėliau jo tas gramatikas mes išstudijavę neišvengiamai ėjome ir Palionį studijuoti, neišvengiamai Kazlauską studijavome, lyginome, neišvengiamai skaitėme visus fasmerius ir visus etimologus ir matydavai, kad yra tikras mokslas, kad yra diskusiniai dalykai. Ir va todėl su Zinkevičiumi visada buvo malonu ir miela. Zinkevičius sakoma, kad vienas iš produktyviausių kalbininkų, parašęs daugiau nei 1000 straipsnių, 100 knygų, porą vadovėlių. Jūs dabar irgi galite vertinti, ką tai reiškia, kiek reikia energijos, kiek reikia žinių, norint nuversti tokius kalnus. Milžiniškos energijos reikia ir čia net ne energijos, pasakyčiau, disciplinos pirmiausia reikia. Jisgi kaip dingdavo į savo sodą, ten užsidarydavo ir, man atrodo, nuo 6 ar 5 ryto sėsdavo ir rašydavo. Kai jeigu kasdieną tai darai, tai natūralu, kad yra ir rezultatas. O jeigu išmanai dalyką, jeigu tai domina, jeigu sergi tuo, jeigu aistra apėmusi to, o iš tikrųjų buvo apėmusi, tai suprantama. Ir rezultatas, produkcijos daug. Aišku, ta produkcija yra labai įvairi. Mums, kaip studentams, man, kaip jo doktorantui, visada aišku buvo svarbiausios istoriniai dalykai. Nepamirškim, kad ir kaip ministras buvo, rašinėjo tekstus ir institutui vadovavo ir visokiausių kitokių dalykų buvo. Bet man, kaip vis dėlto disertacija irgi kreipiau į istorinius dalykus, kadangi vadovas toks buvo. Tai jo istoriniai ir dialektologiniai darbai, tai yra patys svarbiausi, mano galva, jo dialektologija ir vadovėlis, ir storoji ta juodoji dialektologija, ir istorinės gramatikos 2 tomis, ir 6 tomai lietuvių kalbos istorijos. Tai va čia buvo, taip sakant, mano galva, viršūnė jau visų mokslinių darbų ir šiandien mes ką nors rimtesnio parašyto neturime. Aišku, kiek čia praėjo nuo jo mirties, kada iš čia 18 mirė berods, tai 6 metai. Turi tokie darbai praaugti, atsirasti nauji, reikia laukti jų kartos naujos, 30 metų, galbūt 50 metų. Tada ir pamatysim, kas ten naujo atsiras, gal kas sukritikuos ką nors. Šiandien ką turime, tai turime iš savo kalbos istorijos pačius rimčiausius darbus, tai jo. Zigmantas Zinkevičius, jisai plėtė savo veiklas iš tikrųjų ir už alma mater ribų. Būdamas mokslininku, jis kreipė dėmesį ir tautinės mokyklos formavimą, lietuvių kalbos institutui vadovavo, bet lygiagrečiai jis niekada nepametė mokslo, visą laiką dirbo. Taip. Čia, manau, į jį reikėtų žiūrėti, kaip į visą jo gyvenimą. Juk prisiminkim, iš kur jis buvo. Iš Ukmergės krašto, tai viena. Antra, kada jis atsidūrė universitete.
būtent baisiaisiais pokario metais. Čia paraleliai ir su Marcinkevičiaus likimu galima vesti. Taigi atsidūręs universitete, atsidūręs šitoje sovietinėje sistemoje, Mėsmalėje, berods paskui studijos Maskvoje, kur dabar jau nebeprisimenu. Iš ten teorijos parsivežtos į lietuvių kalbos katedrą. Yra čia lietuvių kalbos katedros protokolai, berods nuo 47 ar 9 metų. Suradau katedrai besimėtančius, atidaviau į rankraštyną. Ten dabar jie yra, kas nori, gali visada ateiti paskaityti. Tai ten galima Zinkevičiaus pasisakymus išgirsti, pamatyti jo nuomonės, pamatyti, kaip žmogus gyvena negalėdamas pasakyti visko, ką jis galvoja. Kokie laikai buvo. Ir staiga antroji gyvenimo pusėje viskas velniop griūna, ta sovietinė sistema, ir žmogus, prieškarinės gimnazijos žmogus, tautiškai iš principo nusiteikęs, atsipalaidavo viską žmogui ir jis puolė ir institutui vadovauti, ir ministru buvo, ir tautinę mokyklą kūrė. Nežinau, kodėl ta tautinės mokyklos idėja buvo numarinta, bet jis ne tiek tą idėją tautinės mokyklos palaikė, bet svarbiausia, ką jis padarė, juk jis būdamas ministru Vilniaus krašte pradėjo iš tikrųjų tą būtiną lietuviškos aplinkos atkūrimo darbą. Ir tai yra ir mokyklos, ir bendruomenės ir taip toliau. Dar šiandien būdami Vilniaus krašte, ne kiekvienoje vietoje galime į lietuvišką mokyklą vaiką paleisti. Tai va, jis šitą suprato ir va todėl sakau, kad manau, kad iš viso auklėjimo, iš visos jo gyvenimo istorijos atėjęs iš prieškario gimnazijos žmogus, perėjęs visą tą sovietinį liūną, jis aišku puolė į tautinį darbą. Tai natūralu. Kaip yra vienas iš pamatinių pagrindų. Taip, kalba, tauta, valstybė. Tai yra trejybė, kuri, mano galva, mūsų egzistencijos pagrindas. Bet ne kiekvienam mokslininkui pavyksta priepti tokius laukus. Ne, matot, kas yra mokslas. Mokslas nėra tautinis. Va šitą visada reikia turėti galvoje. Ir čia, aišku, prieštaravimas tam tikras yra. Ir jeigu mes kalbame apie tiksliuosius mokslus, fiziką, matematiką, chemiją, mūsų jo bendra, ne visai bendra amžius, truputį vyresnis, bet bendra tarnybės, tai pasakykime, visą tą kelią nuėjęs rektorius Kubilius. Irgi jis buvo ir tarptautiškai žinomas, ir su tautinė valstybė vis tiek nieko bendro jis neturėjo. O va, tyrinėjimų objektas susijęs su lietuvių kalba, lietuvių kalbos istorija, aišku, yra ir priežastis, ir pagrindas būti ir tautiškam. Tam beje yra ir humanitariniai mokslai. Tai kodėl mes šnekam apie humanitarinių mokslų svarbą greta tų visų eksperimentinių mokslų. Jie niekiek nemažiau svarbus, bet savivokai, bet tautiniams nusistatymai, tautos gyvenimui, valstybės gyvenimui, humanitariniai mokslai yra svarbus ir va jų vaidmuo, juose Zinkevičius irgi pasirodė, kaip sakyti, aukštumoje. Mes džiaugiamės. O kaip Jūs galvojat, ar Zigmantas Zinkevičius ir jo darbus, jo veiklas prisiminsime ne tik sukakčių proga, bet jisai bus tiesiog gyvas savo mokinių tęstiniuose darbuose? Va būtent, kai mes kalbam apie žmogaus gyvumą ir jo tęstinumą, jo gyvenimą, aš savo jau amžiuje irgi kartais susimastau, kas bus po mūsų. Tai puikiai turim suprasti, kad mes pirmą gyvi, kol mes esame atmintyje. Ir va mano studentėliai apie Zinkevičių gyvą nieko nežino, jiems sena istorija. Ir kai jie išeis, galbūt mane prisimins. Aš juos pašaukdinu kartais pagriebiu. Tai galbūt dėl to jie mane ir prisimins. Ir aš tuo džiaugiuosi, sukuriu tą. Bet tai yra vienos kartos dalykas. Mes liekam gyvi tol, kol esam atminty. Toliau pasiliks mūsų darbai. Tai va, Zinkevičiaus darbai, aišku, jie šitoje mūsų srityje bus svarbus. Tai yra istorinės kalbotyros, kuri prasidėjo bene 18-19 amžiuje nuo Grimų Bopo. Ji prasidėjo ir ėjo iki pat 20 amžiaus antros pusės į 21 amžių, perėjo. Tai yra tos istorinės kalbotyros viršūnė.
yra. Kas toliau apskritai su ta istorinė kalbotyra bus, tai čia yra klausimas ir labai rimtas. Bandykime įkinkyti šitą darbą ir dirbtinį intelektą ir panašius dalykus. Va, tai ten velniai žino, kas bus. Tai todėl mes šnekėti apie tai, kas bus po 2 kartų, negalime. Kol kas... Va čia nieks nežino šitą dalyko. Bet kol kas, kol jo mokiniai gyvi, tol jis aišku bus ir cituojamas, ir žinomas, ir prisimenamas. Čia kalbų nėra. Nu ir pabaigai, keletą žodžių. Kaip apie žmogų? Kaip apie žmogų, tai mat kaip apie žmogų, bet kurio tyrėjo mokslininko gyvenime yra žmogus, kuris atvedė tave į tą mokslą. Ir aš paminėjau, iš pradžių profesorius Zinkevičius mane sužavėjo kaip istorinės kalbotyros dėstytojas. Jis, čia dar klausimas, kas labiau, ar pats objektas dėstymo, ar žmogus labiau sužavėjo, bet iš tikrųjų aš pas jį pradėjau rašyti diplominį darbą iš Jaknavičiaus Evangelijų 17 amžiaus kalbos. Ten mes viską parašėm, kaip reikia, beje, recenzavo Mažiulis, akademikas, ir atsiliepimai buvo geri. Ir toliau profesorius Zinkevičius man pasiūlė, dirbam toliau, ugdysim iš tavęs žmogų. Deja, tai buvo 86 metai dar. Nu ir toks buvo Sudavičius, mes jį vadindavom Šudavičius. Mane pašalvonino labai greitai. Iš to. Dėl visko susidėjo. Zinkevičius ne iš tų, kuris paliktų savus. Ir mes su juo susirašinėjom po truputį. Ir kai tik tai susirado galimybės, kai tik tai truputį pradėjo atšilti viskas, iš jo gaunu laišką pedagoginiame universitete, yra vieta, yra toks Drotvinas, dar vienas istorinis leksikologijos specialistas, varaisi pas jį ir pradedi ten dirbti. Aš tada Kaune buvau, mečiau viską, susikroviau žmoną ir vaiką ir mes čia atsidūrėme Vilniuje pedagoginėme. Ir neilgai trukus, čia dar irgi matyti Zinkevičiaus dėka, atsiranda vieta ir universitete. Ir mes tada pradedame rašyti darbą iš Kazimiero Kristupo Daukšos rankraštinės gramatikos. Tai yra pirmoji lietuvių kalbos gramatika parašyta lietuviškai. Visi nustemba. Juk pirmoji gramatika, šita pirmoji knyga Mažvydo, pirmoji gramatika Kleino, bet tai kam, kaip profesorė Paulauskienė, mano moksliniam kelyje, dar profesorė Paulauskienė, aišku, reikia minėti. Kai profesorė Paulauskienė klausdavo, o kam tos gramatikos buvo reikalingos, juk mes visi mokam tą lietuvių kalbą. Taigi kunigėlėms, kurie skleistų Dievo žodį, o tie kunigėliai buvo lenkai, vokiečiai, visi kiti lotyniškai kalbantys ir tomis kalbomis tos gramatikos buvo ir parašytos. Tik liuteronas Kazimieras Kristupas Daukša, liuteronų mokytojas, parašo vadovėlį lietuviškai 19 amžiaus antroji pusėje pirmą kartą. Aišku, yra profesorius Subačius mini Daukantą, bet Daukantas rašė ne lietuvių kalbos gramatiką, Daukantas rašė prasmą lotynų kalbos. Prasmą lotynų kalbos, tai yra lotynų kalbos gramatiką rašė, aišku, lietuviška gramatikos terminija ir panašus dalykai yra. Nu, tiesa, tokia gramatika jos negali vadinti labai jau plonytė ir mažytė. Va, taigi pirmoji vis dėlto lietuvių kalbos gramatika yra Kazimiero Kristupo Daukšos. Ir va, mes su profesoriumi Zinkevičium šitą irgi įveikėm. Toliau pradėjau dirbti, kolegos dar buvome iš pradžių, bet man atrodo, jis jau labai greitai išėjo į institutą, ministravimą, jau buvo berods partijos krikščionių demokratų narys. Nu, žodžiu, šita visa tautinė veikla jį patraukė
net nepasakyčiau, kaip mokslininką. Paprastai mes turime daug politinių veikėjų, kurie per šituos atgimimo metus juos nuo mokslo visiškai atitraukė. Zinkevičius ne, jis būdamas ir tautinės mokyklos gaivintojas, ir instituto direktorius, ir ministras, jis mokslo nepaliko nė per žingsniuką. Ir turbūt kiekvieną rytą rašydavo tuos savo lapelius, tekstus ir taip toliau. Turbūt teisinga, kad mes pirmiausia turėtume atsiminti kaip mokslo. O tik kalbos nėra pirmiausia kaip mokslo žmogus. Toliau taip mano kelias susiklostė, pataikau į dekanus. 12 metų vadovavau fakultetui ir Zinkevičius, nuolatos mes su juo pasikalbėdavom, jis man paskambindavo ir mes aptardavome visus fakulteto reikalus. Ir jam buvo labai svarbu, jis patardavo, ką daryti, ko nedaryti, ko imtis. Aišku, kaip sakant, pilkasis kardinolas tikrai nebuvo, bet aptardavom visus, ypač čia tų reformų visokių prasidedančių 14 metais, 17. Jis visada paskambino ir sakydavo, galva puikiai veikia, kai susitikdavom, galva puikiai veikia, viską galiu daryti, rašyti, bet kojos, rankos jau nebepajėgiu ir kas kart vis silpniau ir silpniau. Tai čia mesgi rugsėjo 1 visus savo profesūrą susikviečiame į fakultetą. Ir kai būna mūsų posėdžiai, tai taurę vyno pakeliam už naujų mokslo metų pradžią, susitvarkom su studentais reikalus, o taip pat su mūsų, kaip mes sakom, neoficialiais senukais pabendraujame. Labai smagiai, tai Zinkevičius visada atvykdavo, visada bendraudavo, visada dalindavosi savo gyvenimišką išmintimi, taip galima sakyti. Tikrai nuo mirties dar praėjo nedaug laiko, tai taip, čia atminimo ženklų mes dar neturime. Turim Zinkevičiaus auditoriją. Tai neturime. Taip, ir čia daug jų, ir Zinkevičiaus auditorija, ten Martinaičio norėjome padaryti, atrodo jau padarė Martinaičio, ir Kazlausko auditorija, ir Vabalkevičiaus auditorija. Čia mes dedam šitas pastangas. Matot, kas yra, jūs prisiminkit savo studijų metus, kai skaitai tas knygutes, autorius, aišku, įsimeni autorius, aišku, įsimeni jo idėjas, bet visada žinai, kad tai yra jau numiręs personažas. Pavyzdžiui, apie Kazlauską. Mes jo irgi lietuvių kalbos istorinė gramatika, jis yra Zinkevičiaus pirmtakas, lietuvių, ar net kolega, tuo metu Kazlauskas vyresnis buvo, jis ir net dekanavo berods vienu metu. Tai mano akimis jis yra, aš jo niekada nemačiau, jis nebendramžis. O čia, kai žmogų esi matęs, gyvas, su juo dirbęs, ir aiškini, o sėdi studentukas, kuriam 2000 metai yra ta senovė kažkokia. Suprantat? Tai šitą reikia visada atsižvelgti, kalbant apie žmonės, bandant projektuoti, ką jūs formuoti, nukreipti juos. Visą tai yra senukai. Ir kartais net būna taip, kai cituoju knygas, kokias liepiu perskaityti. Tai šitas jau miręs. O dar gyvas, puikus, krūtantis, nesakysiu apie kurį čia, man studentai pasakė, bet kadangi jau tik iš knygelių jį mato, tai jau viskas nėra. Taip, kad Zinkevičius mano kartos akyse, mano kartos atmintis yra vienas iš ryškiausių žmonių ir iš tikrųjų mes jį gerbėm, mylim ir manau, kad dar kol mes būsim, jis bus mūsų atminty. Kas bus toliau? Dažniau duokit interviu apie Zinkevičių. Tai aš apie visus apie daug, kurį čia galiu. Visų čia mūsų dėstytojų, taip sakant, yra tam tikros istorijos. Žinoma, išskirtinė istorija yra su darbo vadovu. Tai čia tai kalbų nėra išskirtinė istorija. O akademikas Mažiulis, niekada nepamiršiu, kaip jis apie prūsus aiškindamas verkė.
kaip jie išmirė, ašarą braukė, jam taip graudu ir liūdna. Kaip jis mums paaiškino, jūs dar savo studentam aiškinu, kai kyla kvailos diskusijos, tarptautinis terminas turi būti ar lietuviškas terminas. Jūs ten savo mokykloje sakot, lietuviškai kalbėkit. Moksle turi būti tarptautinis terminas ir viskas. Ir jokių naudininkų, kilmininkų, nominatyvas ir datyvas ir taip toliau. Reikia nešti tą mokslinį žodį tarptautinį. Taip, tai nebaigiau minties, tautinio mokslo nebūna. O jeigu tautinio mokslo nebūna, tai net tautinė mokykla gali būti, bet mokslas tautinis jo nėra. Ir todėl, būdami eksperimentinių mokslo atstovai, jie yra laisvi be galo, galbūt net nuo tautinių įsipareigojimų laisvi, aš tai būtų mano valia, tai neleisčiau. Visą tai, ką jie užsienietiškai išleidžia mokslo populiarinimo formatu, priversčiau perrašyti viską lietuviškai, bet šuns balsas, kaip žinoti, dangų neina. O mūsų humanitarų darbas yra, nepaisant, tiksliau, išlaikant šitą tarptautiškumo kartelę, išlaikant, nepamiršti savo tautos reikalų.